Jonai, tai teko stebėti vakar U20 rungtynes? Žinokit, kaip tik neteko stebėti, nes kaip tik turėjom skrydį tuo metu, bet labai džiaugiuosi, tikrai sveikinu Chebrą, kaip galima taip įsireikšti, tikrai nuostabu. Tikėjai, kad jie be tavęs gali pasiekti? Tikėjau, tikrai tikėjau, nes yra ir kitų stiprių pusių, tai tikrai ten komanda yra labai gera. O kaip manai, kuris žaidėjas labiausiai patobulėjo per vasarą? Tobulėjo, aš ne treneris, aš negaliu vertinti, kas, aš net neskautas kažkur. Visi padarė darbą didelį ir tikrai neskirstau, kas tas daugiau, kas patobulėjo, kas ne. Norėjai tą komandą būti kartu, ar ne obu? Žinokit, tikrai norėjosi, nes kai dar vakar sužinojau, kad laimėjo, tai toks prisiminimų jausmas užplūdo, tai tikrai čiauriai norėjau, bet ką padarysi, judam į priekį. Kurį žaidėją pirmiausia pasveikinate su pergalė? Kurį krepšininką pasveikinate su pergalė? Jis sakė, kad Jo, skambinau ir trenerius, skambinau ir Vaidurėdikų skambinau, sakiau, kad jungtų garsiagalį, pasakiau, pasveikinau visus ir tiek. Javtokui iškritus, tau dabar žaidžiant su rusais pasijautė, kad, nežinau, daugiau minučių, daugiau turi žaisti, daugiau užduočių turi, galbūt ir daugiau turi imtis žaidimo. Smagu pasijautė, bet smagu, kad gavau tokį dalyką. Aišku, labai liūdna, kad Robinis nebegali mums padėti, nes tikrai netekom labai daug ir gynyboje, ir puolime. Tai dabar man tenka tą darbą kompensuoti. Aišku, sekasi galbūt ne taip gerai kaip jam, bet stengiuosi vidu kažką. Stengiuosi duoti komandai, ko galime daugiau. Jūs su Javtoku atrankos turnire po lygiai panašiai laiko žaisdavote. Dabar išaugs po minučių? Skaitis, galbūt su treneriu apie tai šnekėjote, kad tavo vaidmuo išaugs? Žinokit, su treneriu apie mintis tikrai nešneku su treneriu. Jeigu ir šnekam su treneriu, tai tik tai apie žaidimą, apie kaip galima kuo geriau padėti komandai ir apie mintis tikrai nešneku. Jau esi oficialiai Raptors žaidėjas. Kada turėsi prisijungti prie klubo ar kalbėjau apie ateities planus komandą? Dar tikslios datos tokios nėra. Važiuosiu prieš pirmą stovyklą. Dar apsiprast šiek tiek apsigyventi viską. Nežinau, dar tokios tikslios datos nebuvo.